Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Žinot, neseniai klausiausi kalbos studentės, kuri didžiausiame savo šalies universitete buvo apdovanota už geriausius akademinius rezultatus. Per tas 3 minutes, kurias hi kalbėjau, mano dėmesį stipriai patraukė tai, ką ji pasakė savo mamai ten esančiai. Labai ačiū tau, mama, už tai, kad nors mane auginai nedalyvaujant tėvui, visada perdavai man ne tik daugybę žinių, patirties, gerų nurodymų, bet ir būtinų gyvenimo kriterijų. Tu auklėjai mane taip, kad gebėčiau atskirti gerą nuo blogo, kad vėliau pati galėčiau nuspręsti kovoti už savo įsitikinimus. Ačiū, mama, tau. Ateinantį sekmadienį Evangelijoje klausysimės svarbiausios Jėzaus kalno pamokslo dalies – palaiminimo. Jose viešpats mums pateikia santrauką to, ką jis pavadino dangaus karalystę. Tai erdvė, kurioje gali tilpti kiekvienas, bet į kurią galima patekti tik per meilę, per kelią, kurio jis pats savo gyvenimu mus moko. Juose Jėzus mums perteikia savo gyvenimo kriterijų. Iš tiesų, džiugiai sakau tau, ačiū viešpatie, kad tu pats mokai mus kelio, duodi mums gyvenimą ir padedi prasmingai gyventi, tai yra pagal tiesą, kuri taip pat esi tu pats. Ir manau, kad pirmieji kriterijai, pirmoji tiesa, į kurią tu nori, kad mes atsižvelgtume, yra tavo besąlygiška meilė, kaip gerojo tėvo, kaip vyriausiojo brolio, kuri kaip tik ir suteikia mums galimybę gyventi su tavimi gatvės šurmulyje, taip kaip tau patinka. Džiaugtis gyvenimu, būti labai laimingiems žemėje, kartu su mumis žaisti, jei galime taip išreikšti, gyvenimo išgelbėjimo žaidimą, kuriame ne visą laiką atrodys, kad laiminėjame. Man visada buvo žinomas Šventojo Josemarijos įvaizdis, kuriuo jis aiškina mūsų santykius su Dievu kaip tėvo, žaidžiančio su savo vaikais ir tuo pačiu perduodančių kriterijų, kaip geriau žaisti. Tačiau šis vaizdas tapo man dar ryškesnis, kai perskaičiau nedidelę Romano Gvardinio knygelę Liturgijos dvasia. Gvardinis buvo vokiečių kunigas, teologas, kuris užkariavo, sakykime, miesto, kuriame gyveno jaunimo, studentų, moksleivių širdį, nes aiškindavo jiems Dievo ir bažnyčios dalykus, taip kad jie juos lengvai suprasdavo ir taip jie po truputį vis geriau suprasdavo Jėzų, kaip artimą draugą, kuris irgi yra mūsų gyvenimo viešpats. Tarp kitko, Gvardinis irgi turi kitą knygą tuo pavadinimu – Viešpats. Rekomenduoju tikrai skaityti. Bet skaitydamas tą pirmą knygelę, Liturgijos dvasia, aš irgi šiek tiek geriau supratau tiesą, kad esame maži Dievo vaikai, kuriems Jėzus patikė rimtus vaidmenis savo išgelbėjimo žaidime su žmonėmis. Tuose puslapiuose Gvardinis savo teoriją teiko liturgijai, visam garbinimui, kurį bažnyčia teikia Dievui per mišas ir kitus sakramentus, eucharistinę adoraciją ir taip toliau. Tačiau, skaitydamas ją, taip pat turėjau omenyje tai, ką išmokiau iš Šventojo Josemarijos. Biblijoje Dievas mums duoda daugybę ženklų, liudijančių, kad jis trokšta būti su žmonėmis ir džiaugtis, netgi linksmintis, žaisdamas su mumis. Manau, Jėzau, kad gal ir per rimtai daug kartų priimu save, nusimenu ir prarandu krikščioniui būdingą džiaugsmą. Nes galų gale galvoju, argi bet koks geras tėvas nenori, kad jo vaikai džiaugtųsi gyvenimu ir mokėtų jį kuo geriau išnaudoti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Užsukime visų pirma šiek tiek į nelabai seną praeitį, po to grįžkime iš naujo prie kalno pamokslo. Nelabai seniai reiškia prieš 3 sekmadienius, šio mėnesio 8 dieną. Tuomet šventėme Jėzaus krikštą.
Evangelijoje skaitome, kad kai Jėzus įbrido į upę, kad Jonas Krikštytojas jį pakrikštytų, tą akimirką atsivėrė dangus ir Dievas Tėvas tarė: štai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, kurį myliu visą širdimi, kurio visą laiką džiaugiuosi. Iš naujo Viešpatie pasvarčiau savo širdyje, kad po krikšto, pasak Šventojo Augustino, aš irgi esu kitas tu, kitas Kristus, pats Kristus. Taigi tu žiūri į mane tokiu pačiu būdu. Kaip norėčiau, Jėzau, įsisąmoninti tokią tikrovę, tai Dievo Tėvo meilė man kaip vieninteliam savo sūnui, kad sugebėčiau, kaip ta studentė, priimti savo sprendimus, kovoti už savo stipriausius vidinius įsitikinimus ir girdėčiau tuomet iš tavęs: palaimintas tu, vaike mano, nes suvokdamas, kad tave myliu, kovoji, kad neprisirištum prie savo egoizmo padarinių, turi vargdienio dvasią ir dėl to tavo yra dangaus karalystė. Palaimintas tu, mano drauge, nes nors kartais liūdi, prisimindamas mano meilę tau, kreipiesi į mane, kad tave guosčiau. Palaimintas tu, mano meilė, nes dažnai svarstydamas, koks aš esu tau, tu també vis romesnis ir tuomet gali jausti, kad visa žemė yra tau mano dovanoti namai. Palaimintas tu, mano vaike, nes tave sotinu teisybės, tuomet kai jos iš meilės man ir su mano meilė alksti ir jos trokšti, nors kartais esi dėl to persekiojamas. Palaimintas tu, mano drauge, esi visada atleistas, nes stengiesi būti, kaip aš tau, tuo pačiu teisus ir gailestingas. Palaimintas tu, mano vienintelį, nes nuolankiai prašydamas skaistumo savo sielai, irgi reikiant išpažintimi, dažnai ieškai prieglobsčio ir prasmės mano apvaizdoje ir tokiu būdu suvoki mano ranką gyvenimo šurmulį, net pasaulio istorijoje ir daug daugiau kur. Palaimintas tu, brolau mano, tave žmonės pažįsta kaip mano vaiką, nes nori statyti tiltus tarp žmonių, neskaldyti aplinkos. Žinai, Jėzau, ką dabar galvoju, kad prieš kelias dienas man kalbant su žmogum, jis man sakė palyginimą. Sakė: manau, kad tikėjimo tiesos yra kaip stiklinė vandens. Mes žinome, kad jis yra reikalingas mūsų gyvenimui, dėl to verta dažnai tai prisiminti ir išgerti. Bet kadangi kartais tai pamirštame, mums reikia žmogaus, kuris mums primintų pagrindinius dvasinės sveikatos kriterijus ir paremtų mūsų gerus norus, sprendimus ir pastangas, o tai vyksta dvasinio palydėjimo metu, kaip dabar. Su nuostaba įdėmiai jo įsiklausiau ir man labai padėjo toks svarstymas garsiai išreikštas. Nes vėliau, dėkodamas už susitikimą, galvojau per savo trumpą pokalbį su tavimi, Jėzau, kad ir tu, dvasinio pokalbio metu, sakei kiekvienam jo ieškančiam, atsivėrusiam savo širdį tau tuo metu: palaimintas tu, nes prisimindamas mano tėvišką meilę tau. Šventasis José María sakydavo, kad šalia tabernaklo visada yra Marija, kad prie klausyklos visada laukia ir Marija. O aš galvojau irgi: dangaus mama, lydėk mane visada dvasinio pokalbio metu, kad aiškiau išgirsčiau Jėzaus palaiminimus, jo ir tavo gyvenimo kriterijus ir juos dažnai prisiminčiau kasdienybėje. Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.